Jau senai šiame kanale kalbėjau apie uždarbio galimybės, nes, nauji AI projektai pylės tiesiog kaip iš gausybės rago. Todėl šiandien pateiksiu keletą įdomių būdų, apie kuriuos galbūt nežinojot. Juos galėsite išbandyti kasdieniam darbam ir tuo pačiu parekomenduosiu, kaip iš jų galima būtų užsidirbti naudojant Fiverr platformą arba siūlant savo paslaugas privačiai YouTube kanalom, verslininkam, verslam, įmonėm ir panašiai. Daugelis šių būdų potencialiai gali uždirbti 100 eurų per dieną ir aš tai žinau, nes daugumą šių būdų dariau ar dar darau iki šiol. Pats pirmas būdas - juodos nuotraukos turi savo žavesio, tačiau senų nuotraukų restauravimas, tiksliau senų nuotraukų spalvinimas turi potencialą ir turi didžiulę paklausą ir už tokią paslaugą Fiverr'e galima gauti nuo 5 iki 10 eurų. Ir tam mes šiandien naudosim CapCut, taip išgirdo teisingai CapCut, ir jį turi tokie labai tiksliai pavadinta Magic Tools. Tai visiškai nemokami įrankiai video ir nuotraukų manipuliacijai. Jeigu užeisim į skiltį For Images, pamatysim daugybę dalykų, kuriuos galim daryti su būtent nuotraukom. Todėl pirmas dalykas, apie kurį norėčiau pakalbėti, tai yra Photo Colorizer, siaubingas žodis. Ir jo pagalba tiesiog galėsim nuotraukas senas nuspalvinti, ar ne? Kaip pavyzdį galim pasimti jau esančias nuotraukas. Taigi, pasirinkam štai tokią nuotrauką. Pasispaudžiam spalvų atkūrimą ir pamatysim, kaip juoda balta nuotrauka tampa spalvota. Ar ne? Čia galbūt būtų aktualu jūsų seneliam ar kitiems žmonėm, ar ne, kurie kažkada fotografavo kažkokią šienapjūtę ir dabar norėtų prisiminti. Tai štai kaip nuotrauka atrodė prieš tai, juodai balta, ir kaip jie atrodo nuspalvinus. Ir galim Google pasiieškoti Black and White Photo. Pabandysim atsisiųsti šią tramvajaus nuotrauką ir pažiūrėsim, kaip CapCut susidaros su jos nuspalvinimu, ar ne? Taigi, prieš tai nuotrauka buvo tokia, o įgavus spalvų įgavo šiek tiek ir gylio. Tam, kad uždirbti šiek tiek daugiau pinigų, galite pasiūlyti galimybę ir restauruoti senas nuotraukas. Tai čia, kaip matom, yra senų nuotraukų restauravimo galimybė. Tai tarkim, pasirinkę seną nuotrauką, paspaudžiam ją restauruoti ir CapCut įrankis su tuo puikiai sutvarkys. Taigi, matom, nuotrauka buvo jau šiek tiek pasidėvėjus, senai daryta ir CapCut ją restauruoja, ar ne? Taip pat galim tuo pačiu dar ir nuspalvinti. Taigi šią paslaugą drąsiai galite siūlyti Fiverr'e, galite siūlyti senelių namuose, kaip pavyzdys. Ir visus šiandien aptartus būdus aš vertinsiu jų sudėtingumą ir uždarbio potencialą. Todėl šį pirmąjį būdą vertinsiu 1 iš 5 prakaitų lašų ir uždarbio potencialą 1 iš 5 pinigų krūvų. Sekantis būdas, kaip pastebėti internete, yra labai daug butikų, žmonės siunčiasi prekes iš Turkijos, iš Kinijos ir jas perpardavinėja. Tačiau jos gan prastai atrodo numestas kažkur ant fotelio, ant lovos ir tai dar viena potenciali galimybė, nes jūs galite pasiūlyti modelius. Tai reiškia, rūbų modelius, taip išgirdo teisingai rūbų modelius, kuriuos taip pat galite pasidaryti su CapCut dirbtinio intelekto įrankiu. Tuo aš jį susirasiu, Create with AI. Ir kaip matote, čia yra AI model. Pasispaučiam AI model ir įsivaizduokit, kad jūsų klientas jums atsiuntė, kaip pavyzdys, yellow dress, geltoną suknelę, ar ne? Pabandysim surasti tokį paveikslėlį. Taip, įsivesim yellow dress, no model. Štai radau tokią geltoną suknelę, atsisiuntęs ją įkelsiu from device, ji bus įkeliama, apdarojama, reiškia CapCut dirbtinio intelekto modelis, supras, kas tai per daiktas ir pabandys aprengti mūsų modeliukus. Tai kaip matot, suknelę, atpažino, kad tai suknelė ir galim pasirinkti iš 8 modelių.
tarkim, galim pasirinkti šią merginą, ne? Ir spaudžiam Generate. Tai užtrunka iki maždaug pusės minutės ir, žinoma, verslai gal nemokės 100 eurų už šią paslaugą, bet ar jie mokės 10, 20, 50 eurų, na, galbūt. Ir pasižiūrim, ką mes gavom. Kėliam geltoną suknelę, kaip matot čia apačioj, o dirbtinis intelektas aprengia modelį šią suknelę. Tai iš tikrųjų įspūdinga. Čia pasispaudė kitą nuotrauką, modelį suknelę priartinsim ir kaip matot, tai visiškai nesudėtinga. Ir potencialiai už tokias rūbų nuotraukas, virtualių modelių aprengimą mes galim drąsiai prašyti 10-20 eurų už vieną rūbelį. Taigi šį būdą vertinsiu 1 iš 5 išlietų prakaito lašų, na, o uždarbio potencialą vertinsiu 2 iš 5 pinigų krūvomis, nes nedaug kas žino apie tokį būdą, todėl galit pradėti uždirbti nors ir šiandien. Vėlgi siūlyt Fiverrį, siūlyt mini verslam Facebook'e, susiradę vadinamosios būtikus ir aprenginėtumėt savo virtualius modelius jų rūbais. Trečiasis būdas, apie kurį norėjau pakalbėti, tai labai populiarus vaizdo įrašų subtitravimas. Gyvenom tokiais laikais, kai, na, vadinamo fast-paced greito judesio filmukai yra ant bangos ir jeigu pastebėjot, visi tie filmukai turi greitai besikeičiantį tekstą, ne? Ar tai būtų anglų kalba, dažniausiai anglų kalba, ar lietuvių, ir vidury, ar žemiau visada bėga tekstas, apie ką kalba. Fiverr'e tokios paslaugos subtitravimo kainuoja nuo 10 iki maždaug 60 eurų už vieną vaizdo įrašą, kuris trunka iki minutės laiko. Šiandien aš jums parodysiu, kaip tai lengvai padaryti su dirbtiniu intelektu. Tam mums reikia susikurti naują, tarkim, TikTok filmuką ir tuomet galim pasibandyti. Aš turiu įsikėlęs, manau, keletą video, kuriuos galėsiu prasitestuoti. Štai, įkelsiu video, jį išplėsiu per visą ekraną. Čia iššoka 100 pranešimų, bet mes juos panaikinsim. Ir dabar kairėje pusėje matome captions. Ir galim paspaudyti auto captions. Kadangi žinom, šis video yra anglų kalba, paspaudžiam generate. Ir kaip matot, procesas yra labai greitas. Video yra beveik 5 minučių. Ir mums sugeneravo tekstą. Kaip matom apačioj, atsirado tekstas. Šį tekstą, kad jisai atrodytų gražiau, galim pakoreguoti, tuoj pabandysim tai padaryti kartu. Pats koregavimas tai gali būti galimybė uždirbti papildomai, siūlant skirtingus stilius, spalvas, šriftą ir pasirinkim stilių, tarkim, ryškiau kokį matom, ar ne. Pasirinkim background, kad būtų geriau matoma, bent juodą background. Ir pasirinkim šiek tiek didesnį tekstą, kad jis aiškiau matytus, ar ne. Ir tuomet galim nusitempti patį tekstą kažkur arčiau vidurio. Ir tai, ką mes padarėm su pirmu, jis taip atrodys ir visuose kituose. Taigi dabar paspaudę. Two buttons, and they merge them into one button to charge you a fee. Reporter exposed a new ATM trick. Subtitravimas anglų kalboj labai nesudėtingas. Todėl sudėtingumą vertinsiu 1 iš 5 prakaito lašų. Na ir uždarbio potencialą 2 iš 5 pinigų krūvų. Ketvirtas būdas – produktų nuotraukos. Dauguma verslų nori, kad jų produktai būtų standartiniam baltam fone. Kaip, tarkim, šis pono Obuolio paveikslas, ne? Jis yra iškirtas ir yra baltam fone. Taip pat dauguma produktų, jie taip pat publikuojami baltam fone. Fiverr'e žmonės tai daro už 5 eurus, nes tai labai paprasta, o aš jums pasiūlysiu padaryti atvirkščiai. Baltam fonui uždėti, na, studijinį foną, kad atrodytų produktas fotografuotas kažkur
studijai. Taigi dabar pažiūrėsim, kaip tai padaryti. Einam Create with AI ir pasirinkam Product Photos. Ir čia aš turiu įmonės Mihi ir pabandysim jam uždėti profesionalų foną. Ir kaip matote, čia apačioje galim pasirinkti naujus efektus, studijinius, countertop, reiškia ant stalo padėtus. Na, pamėginkim kažką iš studijų, ar ne? Ir pasirinksim šitą vandens efektą ir paspausim Generate. Už tokį pavydalinimą, tai šiek tiek panašus į mūsų AI modelių pasiūlymą, kai produktus fotografuojam tariamoj AI studijai. Ir už šį galite drąsiai prašyti, kartais net iki 100 eurų, ar ne? Pažiūrėkime rezultatus. Matėt, mes įkėlėm nuotrauką tiesiog juodam fone, o dabar nufotografuota taip tarkim plaukėtų vandenį. Ir turim ir šešėlius, ir vandenuką, ir turim 4 variantus. Visa tai yra nemokama. Įsirenkat, kuris jums labiausiai patinka ir siunčiat klientui. Taigi sudėtingumą vertinsiu 2 iš 5 prakaito lašų, o uždarbio potencialą 3 iš 5 pinigų pluoštų, nes šis būdas tikrai gali atnešti pinigų, o klientų taip pat nestokoja. 5. būdas tai būtų socialinės žiniasklaidos grafika, o šiandien pasiūlysiu įrankį for business ir pasirinksim tekstų dizainą. Šis būdas gali būti siūlomas individualiai įmonėm, tam pačiam Fiverr'ui. Ir ką mes čia padarysim, įkelsim vėl produktą nuotraukėlę. Šį kartą pasirinksim galbūt kitą produktą, kuo jis skiriasi nuo praeitą. Čia mes galim aprašyti tai, ko norim. Tarkim, turim pasirinktus šabloniukus, display for branding, beauty and personal care. Ir paspaudžiam Generate. Ir mums sugeneruos keletą dizainų, kuriuos vėliau galėsim siūlyti savo klientam. Šis būdas šiek tiek sudėtingesnis, nes reikia bent bazinių grafinio dizaino žinių. Ir kaip matom, mums sugeneravo, padėjo mūsų produktą ant pjedestalo, sugeneravo vadinamą ads copy, tai reiškia tekstą ir paveikslėlį, kuris paruoštas įkelti socialinę mediją kaip reklamą, ar ne? Na, turim daugybę variantų, pateikė 10, iš jų galim išsirinkti mums patinkantį, taip pat galim tekstą keisti ar pridėti savo. Jeigu darot Lietuvos rinkai, sugeneruotą anglišką tekstą tiesiog galite išversti į lietuvių kalbą. Ir štai turit net keletą variantų. Jeigu klientas turi kažkokią specialią užklausą, jie tiesiog galite čia įrašyti ir CapCut tekstų design tai sugeneruos. Vėlgi tai yra absoliučiai nemokama. Dėl sudėtingumo, kadangi tai, reikia rašyti ir tekstą, ir prieš tai reikės apkirpti paveikslėlius, pašalinti foną, vertinsiu šį būdą 3 iš 5 prakaito lašų ir potencialą taip pat vertinsiu 3 iš 5 pinigų krūvų. Sekantis būdas, apie kurį norėčiau pakalbėti, yra video pertvarkymas. Kaip ir kalbėjome anksčiau, vertikalūs video, tokie kaip TikTokai arba Reels, yra labai populiarūs ir dauguma kūrėjų tiesiog ieško, kas užsiimtų Reels, TikTok ar Shorts, YouTube Shorts gamybą. Aš pats ieškojau, dėja nesėkmingai, ir tam mes taip pat turim CapCut nemokamą įrankį, tai yra Long Video to Shorts. Ką mes galim padaryti? Įkelti ilgą video ir iš to video CapCut mums padarys ne 12 trumpučių video. Reiškia, pakeis aspect ratio iš 9:16 į 16:9. Taip pat sudės subtitrus. Ir kaip matom, pateiksiu į tokį variantą. Dėl YouTube'as copyright taisyklių nelabai galiu rodyti. Bet kaip matot, CapCut ir pagreitina, kai reikia, ir sulėtina, tuo pačiu uždeda tekstą. Todėl šį būdą ilgo kontento į trumpą ir vertikalų vertinčiau 3 iš 5 prakaito lašų ir uždarbio potencialą taip pat 3 iš 5 pinigų krūvų. Dar vienas būdas, kaip galima užsidirbti Fiverr pagalba arba siūlydami savo paslaugos kūrėjam, tai yra vadinamų thumbnails, YouTube paveikslėlio
generavimo įrankis. Ir jį rasite paspaudę Start ir YouTube Thumbnail. Taigi čia turėsim galybę pavyzdžių, kuriuos galim naudoti. Tai yra šis pavyzdys, toks pavyzdys ir daugybė ruošinių, ar ne? Taip pat galim generuoti su dirbtiniu intelektu, galim įkelti savo paveikslėlius ir, tarkim, Fiverr už tokias paslaugas galima prašyti iki maždaug 50 eurų, priklausomai nuo jūsų profesionalumo. Dėl to, kad reikia išmanyti ir grafinį dizainą, ir turėti vadinamąjį akį, šį būdą vertinsiu 3 iš 5 prakaito lašų, o uždarbio potencialą taip pat 3 iš 5. Taigi šią kartui buvo tiek. Apžvelgiau 7 būdus. Parašykit komentaruose, kuris būdas jums labiausiai patiko ir ar jį išbandėt. Ir ar jums apskritai patiko tokio tipo video, kai apžvelgiu galimybės uždirbti su įvairiais AI įrankiais. Nepamirškit palikti komentarą, pamėgti video, pasidalinti su draugais ir, žinoma, suprenumeruoti. Ate, iki kitų video.